Labadiena iš Panevėžio, su jumis sveikinuosi aš, Futbolo TV komentatorius Paulius Jakelis ir netrukus su mūsų visų dėmesiui smskredit.lt A-lygos 5 turo paskutinės rungtynės ir vienintelės šiandien Pakruojo namuose, nominaliuose namuose prieš Gargždų Bangos Tigrus. Pakruojos pavojinga ataka ir ji nesibaigia, dabar vienas prieš vartus Lukas Kochanauskas. Kokios progos dabar neišnaudoja. Čia Lukas Kochanauskas gauna kamuolį patogiai situaciją, prasimeta kamuolį, gauna atgal. Kochanauskas vienas prieš vartininką ir 1-0 Lukas Kochanauskas. Rungtynių pradžioje puikiai žaidžia šis atakuojantis žaidėjas ir to dabar nepaneigsi. Puikiai viskas įžaigsta, puikiai pradėta, puikiai įkirto žaidėjas ir 1-0. Yra kitokia Čergišvilė. Jos smūgis ir Maris Altermanis kamuolį gaudo. Čergišvilį vienas prieš vartininką, pendelis turi būti pastatytas ir teisingas sprendimas. 11 metrų baudinys, dabar laikė Valdas Pocevičius Čergišvilį. Ilinas Branys prieš Marį Altermanį, Banys ir nėra įvarčio. Įvirpsta, pataiko Žilvinas Banys. Tai gali būti pavojinga, arčiau vartų, ten smūgis ir rikošetos bei kamuolys vartų tinkle neatsiduria. Po šitos atakos Maris Altermanis puikiai gelbsti komandą. Į baudos aikštelę Maris Altermanis gelbsti komandą. Labai geras sumanymas Slavickui. Slavickas baudos aikštelė išstovi ant kojų, pats smūgiuoja ir virš vartų skrieja kamuolys. Kochanauskas gauna kamuolį atgal, baudos aikštelė, Kochanauskas Beniušiui ir Beniušis kamuolį nepataiko. Paskui kiša galvą čia. Kokia situacija. Mažasis Giedrius Slavickas. Kas bus pirmasis prie kamuolio? Smūgis ir 2-0. Štai taip Andrius Lipskis dvigubina komandos pranašumą prieš savo buvusią ekipą. O čia kokia dovana Lukas Kochanauskas ir 2-0. Luko Kochanausko dublis ir jau banga yra tiesiog triuškinama 3-0. Dabar kaip nesusikalba. Gynėjas atiduoda kamuolį vartininkui, o iš tikro atiduoda Lukui Kochanauskui ir Kochanauskui geriausias šio sezono rungtynės. Mačiastrauskas iš karto perima kamuolį. Yra Beniušis, 2 prieš vartininką Beniušiui, Beniušis ir 4-0. Ir 4-0 fiasko, kurį patiria Gargždų Banga. Puikiai žaidžia Nerijus Astrauskas. Dabar padarė viską, kad Beniušis įmuštų įvartį. Perėmė kamuolį. Nubėgo iki galo, suklaidino gynėją ir nežaidė savanaudiškai, įmušė įvartį. O rungtynės baigėsi, 2 įvarčius įmušė Lukas Kochanauskas, 1 Ričardas Beniušis ir 1 krašto žaidėjas 33 kraujas numeris, tai yra Andrius Lipskis.